Skaitmeninės rinkodaros specialistas iš esmės skaitmeninėje erdvėje padeda verslams augti. Tai yra žmogus, kuris planuoja, kuria skaitmeninį turinį ir pritraukia klientus. Mokymai patys yra orientuoti į praktinius įgūdžius, į programas, įrankius, kuriuos naudoja rinkos profesionalai. Tai dizaino apdirbimo programos tokios kaip Canva, dirbtinio intelekto įvairūs įrankiai, Google, socialinių tinklų reklamos administravimo įvairios programos. Na, o ko išmoks, tai kurti ir planuoti skaitmeninę strategiją, kaip ir kur geriausia reklamuotis, analizuoti duomenis ir spręsti, kas geriausia veikia skaitmeninėje erdvėje konkrečiam verslui ir konkrečiai tiksliniai auditorijai. Dalis sėkmės šitoje pozicijoje iš esmės yra, jei tu esi kūrybiškas, gebi greitai prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, esi pakankamai lankstus, smalsus, atviras naujovėms ir supranti, kad kartais reikia vakar. Mes turime minty šiek tiek daugiau analitikos, duomenų analizės, tai jeigu norisi daugiau planuoti, yra polinkis didesnis šiek tiek į skaičius, tai tada sakyčiau, kad šitie mokymai būtų geresnis pasirinkimas. Kodėl yra svarbu duomenis? Visi gali sukurti, daugelis turbūt gali sukurti kažkokį įdomų, galbūt linksmą video, bet verslui esminis klausimas, o kas iš to? Tai iš esmės ir mokysimės ne tik kurti turinį, bet ir kaip tas turinys verslui atneša geriausią rezultatą ir konvertuojasi į pardavimus ar į socialinę grąžą. Jeigu dabar būčiau 18-19 metų žmogus, tik tais baigiantis mokyklą, abiturientas ir galvočiau apie studijų pasirinkimą, tai iš tikrųjų galvočiau pirmiausia apie praktinius įgūdžius, kuriuos man atneš mokymai. Dėl to labai raginu pagalvoti ir apie profesinį mokymą, nes čia praktinių įgūdžių tikrai galima gauti daugiausiai.